Aš kiaulytė Pepa. Tai mano mažasis broliukas Džordžas. Čia kiaulė mama, o čia paršas tėtis. Kiaulytė Pepa. Paštininko dukra zebriukė Zoja. Paštininkas zebras neša į Pepos namus laišką. Zebriukė Zoja šiandien su tėčiu. Ji irgi nori įteikti ypatingų laiškų. Šuniukui Denny, aveliai Siuzei, triušiukei Rebekai, Pepai su Džordžu. Tik tie ir teliko. Gerai, tai ir įteikime. Paštas. Pepai su Džordžu patinka gauti laiškų. Gavom 2 laiškus. Čia tėtukui. Kaip smagu. Mielas paršelė, prašom apmokėti telefono sąskaitą. Kokia dar sąskaita? Labai nuobodu. Sąskaitos nuobodybė. Mama, ar kitas laiškas tau? Ne, adresuota Pepai ir Džordžui. Oho, laiškas būdviem su Džordžu. Kviečiu jūs gimtadienio šventę. Linkėjimai zebriukė Zoja. Zebriukė Zoja Pepa su Džordžu kviečia į gimtadienį. Valio! Parašykite Zojai atsakymą, kad būtinai dalyvausite. Ar padėsi parašyti, mamyte? Žinoma. Pepa su Džordžu rašo Zojai atsakymą. Ką norėtum parašyti? Miela Zoja. Miela Zoja. Nebežinau, ką toliau. Tai gal mielai atvyksime į tavo šventę su nuoširdžiausiais linkėjimais Pepa ir Džordžas. Į kokios spalvos voką dėsim? Į raudoną. Paneliai zebriukiai Zojai. Ir pagaliau pašto ženklas. Laišką galima įsiųsti. Čia pašto dėžutė. Prie jos Denis, Siuzė, Emilė, Rebeka ir Pedro. Visi siunčia laiškus. O štai ir Pepa su savoju laišku. Štai. O kas dabar? Sveiki visi. Labas, Pepa. Ar gavai mano laišką apie šventę? Taip. Ir parašiau atsakymą. Vaje. Dievulėliau, kiek šiandien laiškų. Štai šis nuo manęs. Labai svarbus. Ar jis man? Gal galima atplėšti? Laiškas tau, Zoja. Bet prieš atplėšiant jį reikia įteikti. Tokius pašto taisyklės. Šiandien tiek laiškų, reikia paskubėti. Gal galėtume ir mes su Džordžu padėti? Šokit, Pepa su Džordžu. Iki. Pepa ir Džordžas padeda paštininkui išvežioti laiškus. Čia zebriukė Zojos namai. Šis laiškas adresuotas paneliai zebriukei Zojai. Paneliai zebriukiai Zojai. Zebriukiai Zojai. Zebriukiai Zojai. Zebriukiai Zojai. Visi laiškai tik Zojai. Jis nuo manęs. Galima įteikti? Žinoma. Pepai patinka įteikti laiškus. Mamyte, žiūrėk, kiek gavau laiškų. Puiku. Galima perskaityti, mamyte? Miela Zoja, mielai atvyksiu į tavo šventę. Nuo šunelio Denio ir avelė Siuzė atvyks ir Rebeka, ir Pedro, ir Emilė, ir Kendė. Visi atvyks į tavo šventę. O šis laiškas nuo manęs. Jame parašyta, atvyksime į tavo šventę. Bučkiai, Pepa ir Džordžas. Visi sugužėjo į Zojų šventę. Su gimtadieniu, Zoja. Kiek dovanų. O kiek padėkos laiškų reikės rašyti, Zoja? O kas visus tos padėkos laiškus išnešios? Tu, tetuk. Bet aš tau padėsiu.